girdėjau, kad Olandija įvedė naują mokestį kripto, jei pakyla, reikia mokėti daug pinigų. Tai patikslinsiu, čia buvo tik tai pasiūlymas ir jis būtų įsivedęs 28 metais sausio 1 dieną, bet kripto bendruomenė biški sukilo. Čia iš tikrųjų ne tik kripto, norėjo įvesti mokestį nerealizuotam turtui ir buvo didžiulis pasipriešinimas iš visuomenės. Tai mes kalbam ir apie akcijas, apie žaliavas ir taip toliau, tai kripto irgi įeina į tas turto klases. Tai nėra, atšaukė, jo nėra šito mokesčio, bet kad yra tas mokestis dabar GPM-as ir kiekvienoje šalis skirtingui, sakyčiau, Lietuvoje irgi nėra mažas, jis progresyvinis, nuo 16 iki 32%, bet tiek gerai ir planuoja Europoje, visą teisingai.